Balerinos košmaras. Scenoje atsirišo arba net nukrito puantas. Puantų užsidėjimas arba juostelių pritvirtinimas kiekvienos balerinos labai atsakingas, net preciziškas darbas. Žinau, kad kai kurios net užsiuva prieš pasirodymą, kad tikrai neatsirištų. Tačiau būna visko. Kartais reikia labai skubėti, kartais reikia persirengti, kartais lūžta prieš pasirodymą puantas. Visko pasitaiko. Ir čia svarbiausia – saugumas. Su nukritusiu puantu šokti negalima. Tai tiesus kelias į traumą. Jei situacija tokia, kad reikia labai trumpam užbaigti pozą, pastovėti ir žinot, kad tai saugu, galima tęsti. Bet jeigu toliau reikia tęsti šokį, puantas turi būti uždėtas. Baleto konkurso metu šokis paprastai nutraukiamas. Ir tada organizatoriai ir teisėjai sprendžia, ar leidžia, ar yra laiko šitą šokį pakartoti. O jeigu tai vyksta spektaklio metu, idealu, kad žiūrovas kuo mažiau tą pastebėtų, reikėtų kažkaip tai apžaisti. Bet vis tiek, užkuliuosiuose puantas turi būti uždėtas. Taip, kiekviena situacija labai individuali ir tai yra tikrai profesionalumo lygis, kad šitą problemą kažkaip labai delikačiai išspręsti. Yra net legendinių atvejų, kaip žymus baleto artistas Ciskaridze šoko PDD, jo partneriai krito puantas, jis į ausį jai pakuždėjo: bėk, užsidėk. Tuo tarpu jis pats vienas improvizavo scenoje, kol jis sugrįžo. Išvada paprasta. Scenoje svarbiausia ne panika, o profesionalumas, saugumas ir šaltas protas.